Vidurnakčio lyrika. Birutės Baltrušaitytės eilėraščius skaito Audronė Padegimaitė. Pakvipo mėtom, meile ir vaikais, geltonos galvos nuo kalvos į kalvą. Laimingas būki bėganti su jais. Sustosi, lauks naktis, ir po langais išvysi šalną. Ir namo pareis šalta senatvė, o vaikai toli, o meilė jų tokia gaivi, gaivi, į dugną grimsta, jau nepamatysi. Ji švies kitiems, ir bus vardai kiti, ir nesuprasi nieko, kam ėjau į šitą žemę, kur kvepėjo mėtom, kur buvome abudu pažadėti ilgiausiai dienai. Dabar lietus, ir durys leidžia lietų, ir vėjas balzgana jurgino žiedą mėto, ir kažin kur už vėjo kvepia mėtom. Dažnai užtenka žmogui pasakyti, kad jis neblogas, žaizdos pačios ima gyt. Tuomet šviesa pati žingsnius dėlios ir man ir tau žodžius kartos. Aš būsiu ten, kur būsi tu. Bet aš padėsiu ranką, lūpas ir akis, žiūrėsiu švelniai, kol tau trauksis liūdesys. Aš čia gyva, tu gyvas ir vis dar šalia. Net jei išeičiau to, kas buvo man gana. Akmuo ant kelio, kliūtis apeinama, akmuo širdį ir keičiasi kalba. Tuomet šviesa pati žingsnius dėlios ir man ir tau žodžius kartos. Aš būsiu ten, kur būsi tu. Bet aš padėsiu ranką, lūpas ir akis, žiūrėsiu švelniai, kol tau trauksis liūdesys. Aš čia gyva, tu gyvas ir vis dar šalia. Net jei išeičiau to, kas buvo man gana. Širdis į pietus, kad gytų greičiau, o kūnas šiaurėn, kad nežeistų jo daugiau. Tuomet šviesa pati žingsnius dėlios ir man ir tau žodžius kartos. Aš būsiu ten, kur būsi tu. Bet aš padėsiu ranką, lūpas ir akis, žiūrėsiu švelniai, kol tau trauksis liūdesys. Aš čia gyva, tu gyvas ir vis dar šalia. Net jei išeičiau to, kas buvo man gana. Net jei išeičiau to, kas buvo man gana.
Kiekvienas gyvenimas iš tolo atrodo panašus. Gimimas, pirmi žingsniai, džiaugsmai, praradimai, darbai, meilės, ligos, ilgesys. Lyg būtume visi surašyti į tą pačią didžiąją knygą, kurioje kartojasi skyriai, antraštės, net kai kurios eilutės. Bet kai prieini arčiau, kai palieti vieno žmogaus istoriją, pamatai, tie patys žodžiai sukuria visai kitą pasakojimą. Gyvenimai panašus kaip upių vago žemėlapyje, bet jų vanduo būna kitokios spalvos ir skonių. Vieni teka tyliai sruvendami, kiti su srove nešasi akmenis, dar kiti vingiuoja taip staigiai, kad net nežinai, kaip jie išsilaikė savo vagoje neišsilieja. Ir visgi, tik pažindami kitų kelią, galime atrasti vietą savajam. Kito patirtis tampa lyg lentynėlė bibliotekoje, kurioje randi knygas apie tai, kad tokie dalykai nutinka ne man vienam. Tokie skausmai, tokios pergalės, tokie sutrikimai, tokios žaizdos ir tokios šviesos gyvena ir kitose. Žiūrėdamas į kito žmogaus gyvenimą, pamatai, kad tavoji istorija nėra klaida, nėra išimtis, nėra nepatogus rūbas. Ji yra viena iš daugelio mūsų ir todėl tikresnė. Ši elegija, prisimenant vieno žmogaus gyvenimą, bet kartu ji yra apie mus visus, kurie bandome suprasti, kur prasidedame, kur baigiamės ir ką paliekame toje vietoje, kur kažkada takus mynė ir mūsų mylimi žmonės. Gyvenkime gyvenimą ir kartais prisiminkime amžinai palikusius mus, tikėdami tuo, kad ir mes nebūsime pamiršti.